Hello everybody, gavom užsakymą patikrinti prieš pirkimo Volkswagen Golf. Žiūrim, ką čia turim. Turim du raktelius, pasikuriam, pasiklausom, kaip dirba variklis. Iš pagrindinio diržo girdisi guoliuko pašalinis garsas, bet įverkinant reikia keisti. Rida 203 000. Prie tokios ridos reikia pirmą kartą keisti pagrindinį diržą. Galinė arka glaistuota, 500 mikronų. 800, buvo pabrėžta. Galinis buferis irgi dažytas. Na ką, mano brangų žiūrovų, jūs atspėjot, rudelių yra. Bet tik vieną bagažinės dangčią nedidelę. Pridedamas vasarinės padangos su ratlankiais. Visai neblogas pirkinys. Ir dar turi elektrinį kablį. Kaip universalui, darbiniam arkliukui didelis pliusas. Važiuoklė tvarkinga, nauji priekiniai stabdžių diskai su kaladėm, ratlankiai neoriginalūs, bet kaip žieminiai bus gerai. Apibendrinus automobilio būklę, jis vertas pirkimo. Nėra rimtų defektų, rida tikra, rimtų klaidų nedega diagnostikoje, fiksuota rida daug sykių. Pasikeis pagrindinį diržą, tepalus, filtrus, rudelę pasitaškuos su antikoroziniu, dėl tiek dažyti neverta, nusmauks perikupą ant kainos ir viskas bus liuks.